Ir toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar papasakosiu apie tai, koks buvo tas momentas, kada aš gavau 1997 m. kovo mėnesio žurnalo Genys numerį. Buvo tuomet pagaliau jau prasidėjęs kalendorinis pavasaris, jau apie mėnesio vidurį pradėjo tuomet tirpti sniegas, atėjęs pavasaris vis labiau įsigalėti. Būtent kaip tik tokiu metu mėnesiu jau įpusėjus, aš ir gavau tą kovo mėnesio Genį, bet taip keistai tada nutiko man, kad pirmiau tą žurnalą kito rankose gyvai išvydau, prieš jį oficialiai gaudamas. Tąkart buvo Salamiesčio mokykloje eilinė diena, berods lyg ir ilgoji pietų pertrauka tada buvo, o aš sau tingiai leidau laiką mokyklos antrame aukšte, sukiojausi palei pat laiptinę. Viena iš pradinukų mokytojų, berods vardu Laima, išėjo lauk iš mokytojų kambario, praėjo pro mane, nusileido laiptai žemyn, o savo rankose laikė kažkokį žurnalą. Mokytojai skubant laiptai žemyn, aš iš aukštai įdėmiai pažvelgiau į tą kažkokį leidinį jos rankose, gaila, kad ten to žurnalo priekio nesimatė. Matėsi tik galinė žurnalo viršelio dalis ir ten pasimatė man kažkas panašaus į personažo Katino Miciaus iš žurnalo Genys pavidalą. Bet tikrai nebuvau garantuotas, kad ten buvo būtent naujas Genys. Ir koks vėliau likau nustebęs, kai kažkur po 1 ar 2 dienų gavau suspaudą kovo mėnesio Genį su būtent tuo pačiu galiniu viršeliu, kurį jau mačiau pas mokytoją, laiptinėje. O šitame žurnalo numeryje labiausiai buvau sužavėtas to, kad buvo išspausdintas nuoširdus skaitytojos atsiliepimas apie keistuolių teatro aktorius, straipsnis apie muzikos grupę Sel. Ir įdėtas plakatas su Reda Lukauskiene ir jos Katinu Gogensoleriu iš TV laidos vaikams. 1997 m. kovas.